Kai pro šias duris įeina klientai, vienas iš pirmųjų juos pasitinka Sergejus Gvildys. Nenorėjau vien studijuoti, norėjau ir mokytis ir pats užsidirbti pinigų pragyvenimui. Taip savo sprendimą pasirinkti tęstinės studijas ir susirasti darbą aiškina prieš porą metų į Vilnių atvažiavęs klaipėdiškis, kurį sutikome naminiams gyvūnėliams skirtų prekių ir paslaugų salone. Rinkausi iš karto iš tęstinės studijas, įstojau ir pradėjau ieškotis darbo. Iš pradžių ieškojausi darbo savarankiškai, ieškodamas per skelbimus internetu, tačiau mano paieškos truko pakankamai ilgą laikotarpį, dėl to nusprendžiau įstoti į darbo biržą. Ir būtent jau per šitą darbo biržos projektą, kur ieško darbdaviai pirmajam darbui darbuotojų ir gauna subsidijas, aš pagal tą programą ieškojausi savo darbdavio. Kaip tik susiradau šitą įmonę, mūsų abu Style, kurį ir įsidarbinau. Ir iš tiesų esu dabar labai patenkintas. Paklaustas, kokius darbus jam tenka dirbti, vaikinas ne tik juos vardijo, bet ir pabrėžė, kad Mykolo Romerio universitete, kur studijuoja verslo sistemų kūrimą ir valdymą, mokosi teorijos, o įgytas žinias iš karto pritaiko praktiškai. Klientui reikia ne tik jį priimti ir išleisti, bet ir pasiūlyti prekių, jeigu jis nori kažkokių tai pagal jo šuniuką, nes kiekvienas šuniukas yra individualus. Kita pusė darbo yra tai, kad mes užsiėmėme ir didmeninę prekybą Baltijos šalyse, Rusija, Baltarusija. Dėl to tenka kartais dirbti ir su savo platintojais įvairiose šalyse, pristatinėti kosmetiką. Šitame darbe man tenka susidurti su įvairiomis sritimis, kaip ir marketingu, administravimu, vadyba. Dėl to labai gerai yra su studijom. Tai, kai gaunu teorinių žinių tenais, praktiškai galiu įgyvendinti čia. Ir iš tiesų, sakau, kol kas esu labai patenkinta šio darbu, tikrai leidau čia savo šaknis, net negalvoju keisti darbo. Paklausta, ar priimdama darbo patirties neturintį studentą nesuklydo, salono savininkė atsako nedvejodama. Pasirinkimas buvo sėkmingas. Tikrai pasiteisino, džiaugiuosi. Mums nereikėjo rinktis vieną atleisti ir paskui kitą naują bandyti žmogų. Iš tiesų labai džiaugiamės, nes jau dirba 2 metai ir puiku. Tikrai labai geras darbuotojas. Pasak verslininkės, tai ne vienintelis projektas skirtas darbo ieškantiems žmonėms, kuriame dalyvauja įmonė. Pavyzdžiui, darbo biržos atsiųsta mergina išmoko šunelių kirpimo meno ir taip pat liko dirbti šiame salone. O priemonė parama pirmajam darbui yra kur kas daugiau negu darbo vieta jo ieškantiems jauniems žmonėms. Projektas yra labai naudingas ir geras ir vien tuo, kad tu gali investuoti tuos pinigus, kuriuos tau kompensuoja, tu gali investuoti į jauną žmogų, į jo apmokymą. Nes dažniausiai visi darbdaviai, jiegi nori, kad jau ateitų žmogus su patirtimi. Jaunas žmogus įmoniai tikrai įneša tokio geros energijos, entuziazmo, bet iš tiesų jisai yra neturintis patirties. Tai šitas projektas suteikia galimybę, gali investuoti pinigus į jauno žmogaus apmokymus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuota priemonė parama pirmajam darbui, kuri finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis, gali pasinaudoti ir didelės įmonės, ir smulkūs verslininkai. Jos esmė – darbdaviui pirmaisiais jaunesnio negu 29 metai žmogaus darbo metais kompensuojama kone 1/4 jam išmokamo darbo užmokesčio – beveik 400 litų per mėnesį. Nuo 2012 daugiau kaip 2,5 tūkstančio įmonių jau pervesta 20 milijonų litų. Žmonėms, kurie taip pat ieškosi darbo, noriu duoti patarimą, pasižiūrėti pagal šitą projektą, nes pirmajam darbui, kada žmogus yra be patirties, yra pakankamai sunku įsidarbinti, nes darbdaviai reikalauja ir atitinkamos kvalifikacijos ir atitinkamos darbo patirties. O ši programa suteikia tuo, kad žmogus, kuris yra visiškai be darbo patirties, netgi gali pasirinkti pagal savo požiūris, pagal savo interesus tą darbą, kuris jam yra mielesnis. Projektą parama pirmajam darbui administruojanti Invega įmonių paraiškų laukia iki 2015 metų rugsėjo 30 dienos.